Taigi pakalbiname renginio organizatorių Elvijų. Labas, Elvijau. Sveiki. Norėjau pasiteirauti, šitas naktinis slalomas, čia jau kelintas slalomas? Naktinis slalomas tai yra antras. Vieną darėm prieš mėnesį lygiai, toks labai pavykęs, nusisekęs. Sugalvojom dalyviam padaryti ir antrą atrakciją, tokį surengti dar kol galima vasarinės padangas naudoti, paskutinį tokį smagų etapą. Dėl pačių dalyvių, ar gausesnis jų skaičius negu dieniniam slalome, ar tas pats? Na, dalyvių skaičius išlieka panašiai toks pats. Plius minus vyruoja 10 dalyvių. Ateičiai daugiau planuojat panašių renginių, ta prasme naktinio slalomo? Planuojam dabar gal padaryti netgi iš kelių etapų. Bet derinsim, žiūrėsim, kaip žiema mums duos sąlygas. Tikrai planuojam ir ne tik naktinių, ir dieninių, ir greituminių. Vieta slalomo, kuri vyks visą laiką, bus čia, kur dabar vyksta naktinis slalomas, ar keisis? Na, naktinio slalomui mes pasirinkom šitą vietą, nes jinai tikrai yra dėkinga. Tai mes turim gerą apšvietimą, turim kur dalyvių sutalpinti. Tai manau tikrai neieškosim kitos vietos. Pakalbinsime vieną iš renginio dalyvių Šarūną, kuris papasakos apie savo automobilį ir modifikacijas. Kaip modifikavote savo variklį? Tai visų pirma variklį aš pakeičiau, nes originalus variklis jau buvo pavargęs, tai dėjau nuo naujesnio Nissano, nuo 200 S13 visiems žinoma 1.8 turbo variklį. Pats variklis praktiškai standartinis, tik tais įdėtas tarpinis oro aušintuvas didesnis. Turbinos slėgis pakeltas daugiau, standartas. Ir kiek turbinas slėgis, kiek pučia? Apie 0,9 baro, plius minus, priklauso nuo oro temperatūros. Kaip manot, ar pasieksit gerų rezultatų šiam slalome? Iš tikrųjų, bijau prognozuoti, nes man kol kas trūksta patirties su pačia mašina, tai man čia yra labiau kaip treniruotės, ruošimasis, tiesiog įgūdžių tobulinimas. Tai nei rezultatą taiko, tiesiog į tai, kad sudalyvauti. Taigi pakalbinsime dar vieną renginio dalyvį, Vytą. Vytai. Labas vakaras. Ir norėčiau sužinoti, kas pas tave čia per Renault? Renault šiaip senas, iš tų senesnių modelių, o ypatingas to, kad po kapotų slepiasi 1.4 motoriukas su turbinė. Iš kokią masę? Masė yra apie 810 kg, bet pas mane, kadangi svapintas yra motoras, tai tiksliai masės negaliu pasakyti, nes nesvėriu. O kiek arklių šitą mašiną turi? Taipogi negaliu pasakyti, nes standarte turi 105 arklius, bet dabar keltas slėgis, dėtas, kaip matot, interkuleris. Tai tiksliai irgi nesu matavęs ant vyno stendo, negaliu pasakyti. Aišku, padangas kokias naudot? Padangas naudoju belė kokias, čia mano pirmas slalomas, tai čia tik apšilimas vyksta. Pakalbiname dar vieną renginio dalyvį, Gintarą. Labas, Gintarai. Sveiki. Ką galėtumėt papasakoti apie savo MR2? Ką galėčiau papasakoti apie savo MR2? Tai yra Toyota. Tai yra mano trečia Toyota, vien dėl to, kad aš sėdau konkrečiai ant Toyotų, važinėjau ir su priekio varomu, ir su 4WD varomu, tai yra Toyota GT4. Ir tiesiog man labiausiai prie širdies buvo galas varomas. Nusipirkau Toyota MR2, kuri yra visiškai kitaip nei koks BMW, kur yra priekio variklis ir galas varomas, kai yra galas labai lengvas. Čia yra masė paskirstyta pagrinde gale, tai yra kaip kartingė, tiesiog, čia ir yra praktiškai kaip kartingas, tiesiog su kėbulu. Ir valdomumas yra dvigubai sunkesnis negu su kokiu eiliniu BMW ar ten kažkuo. Ir mane tuo tiesiog sužavėjo. Kokias padangas dėvi šitą Toyota? Padangos. Priekyje atrodo Pirelli Euforija, gale atsau tas, kas pasitaiko tiesiog, nes jos labai greit dyla. Tiesiog gerų nedėvi.